Sveiki, aš Vytautas Šviesuolis pristatysiu Kėdainių Šviesiosios gimnazijos mokytojos Rasos socialinio tinklo Edmodo paskyrą. Šviesiojoje gimnazijoje mokosi 486 moksleiviai, o prie mokytojo sukurtų grupių jau prisijungė 259. Bei jau pasidalijo virš 1500 įrašų, tačiau girdėjau, Gitana pasidalino jau netgi virš 3000. Pagrindinis puslapis – 19 moksleivių grupių ir 4 mokytojų grupės. Prisijungus prie grupės kairėje pusėje matome, kiek yra prisijungę mokytojų. Edmodo grupėse mokytojai gali užduoti klausimus, į kuriuos mokytojai ar mokiniai atsako anonimiškai. Mokytojai kiekvieną grupę gali vertinti už namų darbus, testus ar darbą pamokoje. Galima matyti atlikto testo rezultatus. Teste gali būti ne tik pasirenkamieji, bet ir atviri, teisingi, neteisingi atsakymai. Profesinių žinių gilinimas. Paspaudę ant pasiūlymų matome siūlomus tinklapius iš kitų bendruomenių. Pasirinkę bendruomenės skiltį, galima pasirinkti, kokias bendruomenės nori atstovauti. Leidėjų skiltyje yra siūlomas įvairios programėlės. Bibliotekoje yra sudėti failai, failo aplankalai, prisegami failai. Per Google Drive galima prisijungti prie Google disko, kuriame matome esantis dokumentai. Deja, ne pas visus yra švieslaidinis internetas. Pranešimų skiltyje matote naujienas iš Edmodo grupių, kuriuose esate. Atsidarė iš Google disko vardinis dokumentas, kuriame yra mokytojų užduotis. Mokiniams tikrai patinka Edmodo.